Sveiki kolegos, šiandieną mes kalbėsime apie moteriškų kelnių apačios palenkimą. Palenkimo plotis priklauso nuo audinio standumo ir nuo modelio. Kuo plonesnis audinys, kuo platesnės kelnės, tuo rekomenduojama daryti platesnį. Naudojant tokį palenkimo būdą, kelnių apačia yra lenkiama 2 kartus. Pirmą kartą jinai palenkiama 1 cm, antrą kartą jinai palenkiama jau didesnių pločių. Dabar nuo ko priklauso tas palenkimo plotis? Be abejo, palenkimo plotis, pirmiausia, tai reikia žiūrėti pagal modelį, nes galbūt modelyje yra numatytas tam tikras plotis, tam tikras peltakio plotis nuo apačios, bet jeigu tokio nėra, jeigu mes žiūrim tik tai pagal audinį, tada mes turime įvertinti audinio kritumą. Minimalus plotis palenkimo gali būti 4 cm. 4 cm yra tinkami palenkti kostiuminės kelnes iš kostiuminio audinio pakankamai plačias, kur audinys yra standus, bet jei audinys yra jau minkštesnis, lengvai krentantis, arba šilkas su viskoze, arba šilkas su medvilne, čia vat yra pas mane šilkas su medvilne šitas gabaliukas. Ir tam, kad kelnės turėtų gražų kritimą apačioje ir kad tas plotis šiek tiek stabilizuotų kelnių apačią, mums reikia jį padaryti platesnį. Taigi, šiuo atveju, šitam būtent audiniui aš pasirinkau 5 cm pločio palanką. Be abejo, linui plonesniam ar storesniam taip pat tiktų ir 5 cm, ir 6 cm. Aš manau, kad 6 cm pločio palanka turėtų būti jau maksimali. 6 cm pločio palanka taip pat tiktų ir visiškai plonam šilkui, kuris yra kritus, ir kad palanka apačios būtų stabili ir gražiai kelnės apačioje kristų. Pirmiausiai, aplink visą klešnės plotį aš pasižymėsiu 1 cm pločio liniją nuo apačios. Reikėtų žymėti iš gerosios pusės ir po to prilyginti į blogąją pusę. Kai pirmasis palenkimas jau yra prilygintas į vidų, aplink visą klešnę, aš žymėsiu antrojo palenkimo plotį. Vėl žymime iš gerosios pusės. Žymėsiu 5 cm lenkimą nuo apatinio krašto į viršų. Vėl žymime aplink visą klešnės plotį ir vėl mes prilyginsime per pažymėtą liniją dar kartą į vidų. Va taip atrodo blogoji pusė. Reikėtų šitą palanką prisidaigstyti rankom su siūlu arti vidinio krašto arba tiesiog šitą vidinį kraštą prisisegti prie kelnių apačios. Rekomenduočiau segti arba šiek tiek įstrižai, arba statmenai kraštui. Segam pakankamai dažnai, todėl kad kraštas yra platus ir taip mes geriausiai stabilizuosime kelnių apačią. Tai mes padarom aplink visą klešnę. Smeigtukas turi laikyti praktiškai tą vietą, per kurią jūs po to nusiuvinėsite. Jeigu jūs prisegsite smeigtuką kažkur šitoje vietoje, nes taip jums galbūt patogiau įsegti smeigtuką, šitas kraštas liks laisvas. Ir kai jūs siūsite, jis gali važinėti į vieną ir į kitą pusę. Segame tą kraštą, per kurį jūs darysite apdailos peltakį. Pradedame siūti ties vidinę kelnių siūlę. Pradžioje užtvirtinimo mes nedarome ir važiuosime per palankos vidinį kraštą 1 mm nuo krašto. Dygsnį reikėtų pasididinti nuo 3,5 iki 4, kadangi tai yra apdailos peltakis, jisai bus matomas gerojoj pusėje. Privažiavę pirmojo peltakio pradžią, mes ant jo užvažiuojame 3-4 dygsniukus ir tada darom užtvirtinimą. Apačia yra prisiūta. Nusikarpom siūlus, išsitraukiam smeigtukus. Kai apačią prilyginom, galime dar kartą pasižiūrėti į savo siūlių kokybę. Jeigu 1 mm yra nusiūtas visur vienodu atstumu, niekur nėra jokios paklaidos, kelnių apačia ir iš vidinės
ir iš išorinės pusės peltakis yra tiesus, vadinasi, mūsų darbas atliktas kokybiškai. Tikiuosi, jūsų kelnės bus gražiai palenktos ir 1 milimetrą nusiūti bus su kiekvienu siuvimu vis lengviau. Gražių jums siuvinių ir iki kito karto.